Sveiki, mano brangus YouTube prenumeratoriai. Taip pat sveikinuosi su TikToko sekėjais, mėlėjai. Na, ateinu atlikti kortų skaitymą. Koks džiaugsmas jau pakeliui. Kokie džiaugsmai gi jūsų laukia? Kas čia laukia per džiaugsmai? Pasižiūrėsime šį kortų skaitimą su kvantinė taro, kur fizika, astronomija ir apjungta dargi ir ezoterika. Su kvantinė taro žiūrėsime, su laukta mūsų kanale kortų kalade ir šiandien parkeliavusią. Nuostabi kortų kaladė. Aš tikrai rekomenduoju, kas dirbate su kortomis, ją įsigyti. Labai kokybiška ir tikrai tarnaus daug metų. Čia labai tokia įdomi. Fantastiška. Panašiai į klasikinę šią kortų kaladę, mėlėjai. Tai vat su šia kortų kalade atliksime ir su išminties orakulo kortomis. Taip, išminties orakulo kortos. Pasižiūrėsim, dar sunkiai atsidaro. Štai tokios kortos. Tokia dėžutė ryški. Pačios kortos irgi labai originalios, fantastiškos, tikrai daug laiko tokios kortos tarnaus, tikrai nuostabios kortos. Šios kortos yra su dieviškais piešiniais, daug dieviškų įžvalgų, gyvūnų, gamtos, stichijų vaizdų. Palies jūs, kad pradėsite bendrauti ir jūs, kas nebendraujate su savo siela. Kortos skirtos tiems, kas norite ramybės, siekiate tikslo kažkokio klestėjimo ir meilės. Tai va, su šiomis dviejomis kortų kaladėmis mes pasižiūrėsime, koksgi džiaugsmas jau pakeliui. Dar jos nemaišytos, mėlėjai, aš su jomis dar nedirbau. Jeigu kažkokios reikšmės mes nežinosim, visą laiką galima Kraulis ateis į pagalbą. Visą laiką Alistair Kraulio kortos atskleis reikšmę pačios kortos. Aš taip dirbu, jeigu nežinau kortos reikšmės, aš pasižiūriu su kita kortų kalade. Tai vat, visiems dėkoju už patiktukus, už širdeles. Siunčiu daug šviesos ir meilės, mėlėjai. Dėkoju tiems, kas remiate kanalą. Mes galime eiti į priekį, tobulėti. Čia tik jūsų dėka kanalas gyvuoja. Be jūsų kanalo nebūtų. Tik dėl jūsų žiūrėjimo, patiktukų, komentarų rašymo. Metus laiko kanalas gyvuoja ir mes jau turime 300 000 peržiūrų šiandien dienai. Mačiau per metus laiko 300 000 peržiūrų. Tai vat. Pasižiūrėsime jūsų signifikaciją. Jeigu jums tiks pati pradžia, mėlėjai, galėsite žiūrėti. Pasižiūrėsim, kas atėjot manęs pasižiūrėti šio kortų skaitimo. Labai nuostabi šitos kortos. Labai patogios kortos ir maišyti ir labai fantastiškos iš tikrųjų. Kas irgi dirbsite su kortomis, tai būtinai tokias įsigykite. Na ir žiūrėkime, jūs, kas atėjote manęs pasižiūrėti, kas čia šiandien vyksta pas jūs gyvenime, mėlėjai, pasižiūrėsime, kas vyksta pas jūs gyvenime, pasižiūrėkime, kaip jūs esate vertinami aukštesniųjų jėgų, Dievo akimis, kaip jis vertina jūsų gyvenimą, ar patenkintos aukštesnės jėgos, kūrėjas, Dievas tas vadinamas, kaip jisai vertina jūsų gyvenimą. Ar jisai patenkintas. Na ir pasižiūrėkime, kaip vertina jūsų gyvenimą protėviai, kaip jie mato jūsų gyvenimą. Gale kortų yra didysis arkanas mylimieji. Štai, čia formulė netgi yra meilės formulė. Taip kad kažkas tai myli, turi gražius santykius meilėje,
Na, pasižiūrėkime jūs, kas atėjote manęs pasižiūrėti. Vau, kokia korta graži. Ir daug apie ją galima jau pasakyti. Žmogus išmintingas manęs žiūrite. Tikrai. Na, o ši korta sako apie teisybę kalbą. Sako apie atvirumą, apie tiesą, apie tikrumą. Žmogus jau pavargo nuo melo, jisai pavargo nuo kaukių, nuo netikrumo, jisai nori būti atviras, nori tiesos tikrumo. Nori būti bendravime atviras, to pačio prašo iš kitų, kad būtų ta tikruma be kaukių. Nori būti žmogus sąžiningas, jis labai pats sąžiningas. Ir jisai jau šiandien yra laisvas nuo iliuzijų. Nebijo sakyti tiesos. Štai toks manęs atėjo pasižiūrėti žmogus, kas nebijote sakyti tiesos, kas jau pavargote nuo melo, norite tos teisybės savo gyvenime, tai čia būsite jūs. Na, labai įdomi ši korta. O vat irgi išpiešta pelėda irgi, tai žmogus tikrai yra išmintingas, teisingumas, nuoširdumas dėl kažko, o pasižiūrėsim dėl ko. Žmogus tiesiog pasveria viską ir priima teisingą sprendimą. Čia atėjo laikas priimti jums kažkokį sprendimą. Ir jūs sakote, ką pasėsiu, tą ir pjausiu, ką pasėjau, tą ir pjaunu, kur aš ėjau, su kokiamis mintimis ėjau, ką kūriau, toks ir mano dabar šiandien rezultatas. Nori žmogus irgi nuoširdumo, teisingumo, teisingas, labai čia mane žmogus išmintingas žiūrės. Labai mėlyje. Štai kokia nuostabi čia korta. Čia yra kryžkelės korta. Sakau, žmogus ant kažkokio tai pasirinkimo kelio. Kryžkelė, ką sako, pas jūs atėjo laikas priimti sprendimą tokį. Kažkokį sprendimą, sprendimo priėmimas, teisingumo, teisybės nori. Laikas, sako, apsispręsti žmogus man. Aš, sako, turiu jau apgalvoti pasiekmes kiekvieno kelio, kokį aš bet pasirinkčiau, arba tiesiog to kelio, kurį, sako, aš šiandien rinksiuosi, aš turiu apgalvoti visas pasiekmes. Nori būti konkretus, apsispręsti, nes kaip bus toliau. Korta sako, tu turi nuspręsti, ko nori iš gyvenimiškos situacijos, ko nori iš santykių, iš pačio gyvenimo. Panaši labai korta mylimųjų arba panaši korta į dvekę lazdų, tai mylimieji kortų gale mėlėjai kvantinio taro. Tai vat, mėlėjai, žmogus ant kažkokio taip apsisprendimo turi apsispręsti, nori priimti tą teisingą sprendimą. Labai išmintingas ir teisingas mane žiūrės žmogus. Labai. Nenori, jis pavargo nuo melo, jis pavargo nuo kaukių, jis pavargo jau nuo to netikrumo ir kaip vertina aukštesnės jėgos jūs. Oi, pažiūrėkit, mėlėjai, kvantinė taro, didysis arkanas krenta. O ką tai reiškia šis didysis arkanas? Įdomus čia labai. Arkanas, mėlėjai, 14. Ir aplamai, vat pasižiūrėkit, kokia pati korta nuostabi. Nuosaikumo korta, bet kaip jinai pavaizduota, sako, aukštesnėsios jėgos, Dievas sako, balansas ateina, kompromisas, adaptacija į tavo gyvenimą. Ir viskas savo laiku. Rasi balansą savyje, nusiraminsi, sako, ir viskas bus gerai. Dievas, kūrėjas, aukštesnės jėgos mato, kad jūs norite balanso, priimti kažkokį kompromisą, adaptacija čia vyko ilga pa žmogų. O kaip suprasti, ką tai reiškia adaptacija? Nu, sako, žmogus praėjo kažkokį tai transformaciją savo gyvenimo, devinakė kardų, tai tikrai, mėlėjai, reiškia, kad žmogus išgyveno ar transformaciją, ar kažkokias kančias. Aukštesnieji, sako, žmogus patiria pergyvenimus ir, sako, pats save mintimis užkankino, kančios. Galit net per sveikatą kirsti, jausti, mėlėjai, jeigu yra su sveikata kažkokių problemų, kad kažkokios tai mintys jau buvote. Žiūrėkit.
5. Didysis arkanas, šventikas, mėlieji, krenta. O tai tau šventikas, išmintis pavaizduota, šventiko. Čia 3 tradicijų, taisyklių, normų korta, mėlieji, čia dvasingumas, jeigu imperatorius valdžia, tai šitas šventikas dvasingumo skelbėjas. Taip, kad jūs saugomas esat, mėlieji, aukštesniųjų, štai koksai čia šventikas. Dvasingumo skelbėjas, nešėjas, manęs atėjo pasižiūrėti mokytojas, šventikas, palaikytojas dvasinio kažkokio tai kelio, žmogus be įtampos, be tamsos šiandien viduje, išėjęs iš košmarų ir kančių, mėlėja, adaptavosi čia prie kažkokios situacijos, taip mato jūs kūrėjas Dievas. Saulės sistema nupiešta, laikosi viskas ant visatos dėsnio. Šventikas, išmintis. Tai vat, su jumis aukštesnėji mato, kad jūs turite praeiti šiandien tas kančias, laužimus, transformacijas ir išeis įtampų, nebebus, išeisite iš tų įtampų. Pasižiūrėkime, koks jūs esate protėvių akimis. Vat karalius kardų. Karalius, mėlieji, kardų. Ką tai išsako? Galite žiūrėti manęs oro ženklo. Vyrukas, oro ženklo žmogus. Objektyvumas. Logika. Mato protėviai, kad tu nori užimti lyderio galbūt poziciją. Mokat jau, sako, nuo pelus nuo grūdų atskirti. Patenkinti čia ir protėviai, ir aukštesnėji, ir čia jūs veda į tą teisingumą. Na, pasižiūrėkime, mėlieji. Taip, štai ir protėviai visi išėjo, palaiko jūs, mėlieji. Tai ką tai reiškia, didysis arkanas? Sako, žmogus palaikomas ir protėvių, ir aukštesniųjų, pagal šią kortą, sako, žmogus turi augti dvasiškai, sąmoningėti, būsti dvasiškai. Čia tiesiog ateina metas sprendimo galutinio priėmimas, atsinaujinimas, arba naujos pareigos, ar naujas darbas, išėjimas iš senų minčių, iš seno, pokyčių korta. Prisikėlimo korta yra pokyčių korta per gyvenimą, rutininį. Užgoštas žmogus buvo rutinos, net nepakėlė, sako, akių į dangų. Ir protėviai sako, žiūrėk į viršų, ieškok dvasingumo, nes ateis laikas, kad žemėje kelionę pabaigsi ir ateis laikas, kai bendrausi su Dievu. Švenčiausioji trejybė pavaizduota, tai korta išėjimo iš seno mąstymo, galutinio apsisprendimo korta. Pabudimas vyksta, sako, pas šį žmogų per tą teisingumo norėjimą. O kodėl čia taip, mėlieji, kasgi čia taip? Nu taip, mėlėjais, čia viskas susiję, čia labai sąmoningas mane žmogus žiūrės, arba tiesiog jau pasitoks kažkoks tai įvyko teisingumo norėjimas, praregėjimas, sako pasaulis. Ateina projekto pabaiga, vieno ciklo pabaiga. Tai protėviai čia visi su jumis. Kelionė galėjo būti po pasaulį, dvasinė kelionė viduje. Gal, sako, žmogus nori persikraustyti, gyventi kitur. Ateina norų išsipildymas, sako protėviai. Priėjimas prie harmonijos su savimi ir su mūsų pančiu pasauliu. Šokanti mergina simbolizuoja vidinį džiaugsmą. Ranka laiko pasaulį, vaivorykštė simbolizuoja harmoniją ir čia patenkinti. Tai vat, mėlėjai, kas čia vyksta su jūsų gyvenimu ir dabar pasižiūrėkime, koks džiaugsmas jau pakeliui. Koksgi tas džiaugsmas jau pakeliui pa žmogų. Va taip, va, man patiko, labai išsamiai pasakė ir visos kortos susijusios viena su kita. Čia įdomus bus kortų skaitimas. Koks džiaugsmas jau pakeliui pas jūs, mėlėjai, į gyvenimą. Na, pasirinkite jūs laiką, nuspręskite, neimkite 2 mėnesio laiko eigoje, imkite maždaug kažkur. Na, pasižiūrėkime, koksgi čia tas džiaugsmas pa žmogų jau pakeliui. Nu, džiaugiuosi, kad mes turėsime va 3 kortas, mes daug darbo galėsime atlikti ir daug naudingos informacijos.
pateikti. Pasižiūrėkime, koksgi tas jau džiaugsmas pakeliui pas jūs, mėlyje. Oi, koks o. Nu kasgi čia ateina pas jūs, pas nuostabų žmogų, kuris apsisprendimo kažkokio tai krašto stovi. Palaiminimas. Pažiūrėkit, kokia nuostabi palaiminimas. Labai dvasinga korta. Likimo dovana, sako korta. Nelauktas ateis pas jūs stebuklas. Tikrai ateis džiaugsmas, jau pakeliui. Įsimaišymas aukštesniųjų jėgų, nes matėt signifikacijų, jūs einate su aukštesniaisiais išvien. Pozityvus momentai kažkokie. Suartėjimas partnerių bus, mėlyje. Meilėje, kas turėjote pauzę, suartėjimas partnerių, išėjimas iš labai sunkios situacijos. Ši labai panaši korta į pasaulio kortą, didysis arkanas, pasaulis. Taip kad, mėlyje, jis sako likimo dovana, o su kuo čia susiję ta likimo dovana? 21 sako, apsivalyk, išsivalyk nuo nereikalingo. Įsilaisvinsit, išsivalysit nuo sunkios naštos, nuo to, kas nereikalinga, šluota ir čia elnes, kaip briedis būtų. Apsivalymas, sako, tu išsivalysi, apsivalymas. Net, sako, išsivalymas, tvarkos darimas bus namuose. Atsikratysi net nereikalingų daiktų, sulūžusių, senų daiktų. Panaši korta į bokšto kortą, mėlyje, kada viskas griūva pa žmogų ir ateina nauja. Ateina. Kas turėjot pauzę santykiuose, bus džiaugsmingas susiėjimas, susitikimas, mėlyje. Štai dar vaivorykštė. Oi, kokia čia nuostabi korta. Pasižiūrėkit, čia yra ir pienas, ir medus. O ką tai reiškia, mėlyje? Ir pienas, ir medus. Sako, gyjimas pas jūs yra. Pienas ir medus. Pienas su medumi kosuliui gerai, ne? Sako, gyjimas. Tai čia kažkoks tai gyjimas iš vidaus gali būti. Dvasinis gyjimas. Ateis pas jūs, mėlyje, prašviesėjimas susijus su meilė. Čia išsivalymas, prašviesėjimas, gyjimas. Tikėk tik savimi, korta sako, santykiai gydo. Laimingi santykiai. Ateina pas tave, jeigu buvo kažkokia tai problema santykiuose. Gera ir jauku bus santykiuose. Romantika ateina. Štai, mėlyje, koks džiaugsmas jau pakeliui. Korta sako, būk atviras, priimk galimybės, kurių tu nusipelnei savo gyvenime. Medus tai saldumas, romantika. Traukia žmogus kaip medus. Galbūt moteris jų saldi, traukite savo į vyruką. Pienas, baltas, išsivalymas, nekaltumas, švarumas, grynumas. Čia žmogus pradės valytis. Štai, mėlyje, stebuklai ateina. Vau. Koks džiaugsmas dar pakeliui. Koks džiaugsmas jau pakeliui pas jūs. Vai, kokios nuostabios kortos, mėlyje, štai. Na kaip čia, ši korta, toks medis matome. Pabudimas, prisikėlimas pas jūs. Štai. Regeneracija kitaip vadinasi, matot, čia parašyta, kas anglų suprantate. Pabudimas, prisikėlimas. Čia, mėlyje, antras šansas bus. Ar situacijai kažkokia jūsų, ar santykiams. Antro šanso korta. Naujos galimybės, atsinaujinimas poroj gali būti, mėlyje, nes čia susijęs su pora. Kvantinė taro parodė gale, mylimieji yra. Taip kad, mėlyje, čia antro šanso korta krito. Ateina antras šansas. Čia, mėlyje, kas čia yra? Čia pas jūs buvo labai daug konfliktų ir chaoso, betvarkė. Tikslai nesutapo su kito žmogumi tikslais, mėlyje. Įtampoj buvote, pasipriešinimus poroj gali būti, jautėte, nes čia yra apie porą, matau. Nesutikimas su kito nuomonė. Bet sako, be to chaoso, kurį tu praėjai, nesuprastume vertės, ramybės ir tos tvarkos vertės. Neskubėk eiti į konfliktą. Pabandyk suprasti ir kitą pusę, ir kitą žmogų, savo įmylimą žmogų, ras kompromisą. Pabandyk suprasti kitus žmonės, o ne eiti į konfliktą. Korta prašo daugiau sąmoningumo. Ir kad buvo pas tave neramybė ir chaosas, to reikėjo, kad suprastum ramybės, taikos ir kainą, mėlyje. Ir štai, kas čia bus.
Pas jūs ateina džiaugsmas, koks jau džiaugsmas pakeliui. Nėra, sako, nieko geriau kaip namuose savo. Visur gerai, ne, gali būti korta, sako, bet namuose geriausia. Autentiškumas, jausmas kaip namuose. Čia, mėlėjai, bus kažkokia situacija, kažkoks džiaugsmas, jausitės kaip namuose. Vieta, kuri primins namus. Gali būti susiejimas laukia su partneriu, su kuriuo bus gera, artima. Kažkokioj vietoj. Tai jauku ir gera. Savo kūne netgi. Saugu, jauku, komfortas, emocionalus, tas toksai komfortas bus, mėlėjai. Tai vat koks džiaugsmas artimiausiu metu, jaukumas. Gera bus savo kūne. Autentiškumas ateina, jausmas kaip namuose, vieta, kur primins namus. Tai vat, čia susijęs su meile, mėlėjai. Čia susijęs su meile bus. Džiaugsmas ateina, antro šanso korta. Tai wow, krito. Koks dar džiaugsmas? Koks džiaugsmas jau pakeliui pas jūs? Na, bet ši korta, 32, kaip sako, kokių dar džiaugsmų čia jums laukti. Tiesiog korta vadinasi čia ir dabar. Žmogus gyvena galbūt šiandien dieną, mėgaujasi dabartimi. Nesilaikykit už praeities, nebūk mintimis ateityje, neturėk lūkesčių, nesilaikyk už praeities, būk čia ir dabar, šiame momente, mėgaukis, korta sako, šiuo momentu ir visa tai stebuklas įvyks po viso, ką patyrei, po visų chaosų savo gyvenime, po kažkokios betvarkės kažkur tai, mėlyje, čia jūs geriau žinote, kas ten apie ką. Taip, sako, pasiruošimas, užtikrintumas, žmogus jau pasiruošęs. Žmogus turi sakralinių žinių, kas mane žiūrite, tikrai dvasingas, pasitiki pilnai šiandien savimi, be baimės, užtikrintas, tiki savimi, pasiruošęs kažkam naujam. Ir tas džiaugsmas, mėlyje, jau pakeliui. Tu šaunuolis, korta sako, tu viską gali. Tau pavyko praeiti sunkumus ir įveikti kelią sunku. Panaši korta į mago kortą. Tu pats esi savojo gyvenimo kūrėjas, sako. Na ir dar kokio tu džiaugsmo sulauksim. 9, štai, mėlyjeji, korta, o ši korta irgi įdomi. Sėkmė ir pasisekimas, sako, ateina pas tave. Sėkmė meilėje ateina, mėlyjeji. Štai koks džiaugsmas. Jau pakeliui. Gali būti antras šansas kažkam. Sėkmė netgi visur. Laimė, atvirumas, mėlyjeji. Štai kokia korta. Laimė, atvirumas. Tavo svajonės materializuosis. Visos svajonės, ką už mane pildysis. Žmogus, kuris optimistas, su džiaugsmu žingsniuoja per gyvenimą, mėlyjeji, tikrai gaus tą rezultatą. Jeigu tu su tokiu optimizmu pasitiki savimi, jeigu tau sekasi, pasisekė, mokėk dalintis ir su kitais. Pagal šią kortą pa žmogų viskas gerai. Verslo pasisekimas, mėlyjeji, bus, viskas čia bus gerai. Vat toks džiaugsmas ateina. Ir tiesiog bus gera netgi finansinė situacija. Sėkmė meilėje, sėkmė absoliučiai visur. Štai, mėlyjeji. Pasižiūrėkime dar, štai koks džiaugsmas. Šaunuoliai, jau iš signifikacijos matėte, kad jūs palaiko visą tą, kad jūs su kūrėju bendraujate, mėlyjeji, su protėviai žmogus bendrauja, šešiakį kardu, praėjęs kažkokias tai sunkumas, laužimus savo gyvenime. Na, pasižiūrėkime. Koks džiaugsmas, jau pakeliui. Monetų pažas. Nu, mėlyjeji, čia ir karalienė iškrito monetų ir penkakė kardų. Jo, atsinaujinimas tiesiog iš vis. Štai, mėlyjeji, kas čia vyksta? Pavaizduota monetos. Taip, čia sėkmė kažkokia tai piniginė. Jeigu buvo kažkur sustoję finansai, pajudės finansai. Čia su monetom susiję, mėlyjeji. Jis, mėlyjeji, čia yra monetų riteris.
privesti darbą prie pabaigos sugeba šis monetų riteris, mėlyjeji. Buvo kažkokie gal ir sustojimas piniguose, mėlyjeji, ateina progresas. Na, čia yra ketvirtasis didysis arkanas. Irgi labai įdomi. Kas čia per džiaugsmas? Čia yra imperatorius, mėlyjeji. Valdžia, tvarka namuose ateina. Be imperatoriaus negali egzistuoti materija, gal apie jūs galvoja imperatorius, kuris rūpinasi tuo pagrindu po kojomis. Stabilumas ateina, apsauga, saugu bus su šituo vyru. Čia vyriška figūra. Valdžia, autoritetas, kardas tai jėga, lyderystė, mėlyjeji, dieviškumas, viešpatavimas ateina. Žiūrėt, aš noriu dar šitą kortą. Koks čia džiaugsmas, ką tai reiškia šitą kortą. Koksgi čia džiaugsmas ateina monetų. Laukimas, po laukimo ateina džiaugsmas, teisingumas. Jo, čia norai pildysis, judėjimas, pajudės. Vyrukas pas jūs atvyksta, mėlyjeji, čia vyrukas atvyksta. O čia karalienė monetų gali žiūrėti žemės ženklo moterys, bet nebūtinai moterys, kaip sakant, tokios jau, kurios pastatė save ant kojų. Monetų karalienė, jinai moteris pasidarė pati save. Na, kaip sako motina žemė, moteris su resursais, sugebanti pasirūpinti visais, manęs galite žiūrėti ir po kažkokių tai konfliktų, vidinių konfliktų, ateina prašviesėjimas. Kardų ta penkakė, mėlyjeji, tai yra konfliktai. Ir kaip čia sako, koks džiaugsmas ateina. Čia pas jūs buvo labai daug santykiuose disbalanso ir konfliktų. Kažkas net ir norėjo kažkokio keršto. Ir norėjo kažkas labiau dominuoti. Šiandien išeina šitie dalykai, mėlyjeji. Va, kas čia vyksta? Atsinaujinimas. Nauja pradžia. Išeinate iš konfliktų, iš kažkokio tokio savo. Taip, moteris, žiūrėkit, imperatorius ir imperatorė. Štai čia yra pora. Moteris vaisinga. Galite čia ir šeimą sukurti. Štai kokie džiaugsmai pakeliui ateina. Čia imperatorė laukiasi. Imperatorė laukiasi vaikelio, vaisinga moteris. Kūrybiškumas ateina. Kūrybiška moteris, seksuali moteris, patraukli moteris, realizuos savo svajones. Artimiausiu metu koks džiaugsmas, realizacija svajonių. Su potencialu realizuosite svajonės. Tai moteris, mama gali būti. Mėnulis, simbolis moteriškumo. Komfortas šeimo židinio puoselėtoje. 12 žvaigždžių ant galvos, tai 12 klasikinių zodiako ženklų. Veneros simbolis pavaizduota, taip kad, mėlyjeji, čia pora susieis po konfliktų. Taip, antram šansui. Tai vat koks džiaugsmas. Kaip čia suprasti, kodėl tą porą mums krenta porą, pasižiūrėkime. Nu, sako, čia pradirbti turėjo, blokus nusiimti visus, pradirbti daug programų, daug pasipriešinimų turėjo nusiimti ši pora. O ką tai reiškia? Čia pavojinga situacija, veiksmai buvo kažkokie tai, reikėjo daryti veiksmai, nes buvo žmonės suvaržyti, apriboti, daug programų spąstuose įstrigę. Jau pradėjo nusiiminėti šitas programas, mėlyjeji. Ar jūs lankote gyvenimo tą ryto mokyklą, sąmoningumo mokyklą, gal genialiosios psichologijos mokyklą, gal jūs mano kortų skaitimus žiūrite ir čia, mėlyjeji, gerėja santykiai pa žmonės. Vidiniai blokai buvo, apribojimai, sako žmogus, aš negaliu veikti, nepasitikė žmogus savimi, anksčiau nepasitikėjo, sako žmogus, man nepavyks, nesigaus. Labai daug buvo menkavertiškumo programa, santykiuose nematė žmogus aplamai perspektyvų šituose. Ir štai, kas šiandien vyksta, jūs nusiimate, prašau, kokie rezultatai, koks džiaugsmas jau pakeliui, nusiimate visus blokus ir duosite santykiams antrą šansą. Ir čia žiūrėkit, mėlyjeji, didysis arkanas krenta mums. Ką tai reiškia, vyriausioji žinia? Jūs, moteris, jau išaugote, turite sakralinių žinių, savęs pažinimas buvo, jūs ėjote, pažinote save, labai puikiai pas jūs intuicija, su vidinė išmintimi mane žiūri moteris, paslaptinga, vyriausioji žinia. Viduje
žmogaus vyksta procesai tokie, kad išmintingėjimas ir mokosi tiesiog ezoterikos. Magas yra aktyvus, o mielieji žinia yra pasyvi. Magas daro, kuria, o žinia žino daug sakralinių žinių. Pagal šią kortą reikia atkreipti dėmesį į savo vidinį pasaulį. Kada prasidėjo dirbimas su savo tuo vidiniu pasauliu, pažiūrėkit, kur jūs šovėt. Jūs net galite dirbti pati, jau turėdama kvantinio lauko energiją, eiti į viržinystę. Vyriausioji žinia sako, neskaito kažkokių enciklopedijų, knygų. Tai vidiniai procesai, per savęs pažinimą pajaučiant savas energijas. Koncentracija į save. Kortoje pavaizduota moters siluetas, nusisukęs nugarą, tai vykstantis vidiniai procesai pavaizduoti. Savęs pažinimo procesas vyksta, atsisveikinimas su senais modeliais ir programomis. Dėl to čia žmogus prieina prie svarbaus apsisprendimo. Ir čia, mėlyjei, meilėje, kas jau nematėte šansų, atsistato santykiai, mėlyjei, mylimųjų. Dėl vidinio pradirbimo. Taip, šešiaakė, mėlyjeji, žiūrėkit, lazdų. Lazdų šešiakė krenta, šešiakė kardų. Ir sako bokštas, taip, ir kortų gale, kvailio korta, mes ją irgi paskaitysime, mėlyjeji. Štai kas vyksta, kokie džiaugsmai. Ateina, sako, pergalė į tavo gyvenimą. Tu eini į pergalę. Tu esi žvaigždė, gal jau net ir interneto žvaigždė, gali netgi būti interneto žvaigždė. Daug įdėta darbo. Tu įdėjai, sako, į darbų ir dabar, sako, gausi apdovanojimus. Pas tave ateina džiaugsmas dėl darbų įdėjimo, pergalė. Žmogus sako, aš sugebėjau, pas mane viskas gerai, man pavyko. Taip ir yra, mėlyjeji, jūs praėjote šitą transformaciją, šešiakę kardų, tuos visus laužimus. Meilė gal čia buvo, mėlyjeji, pas jūs per atstumą. Na ir kaip čia sako kardų ta, mėlyjeji, šešiakė kvantiniai taro, perėjimas į naujas teritorijas. Buvo tikrai atstumas, mėlyjeji, gal meiliai turėjote atstumą. Žvilgsnis į savo šiandien vidinį pasaulį, vyksta galinga transformacija ir jūs pasikeitėte. To, kas buvo jūsų poroj seno, jau nebebus. O bokšto korta išvis labai įdomi yra, mėlyjeji. Ką tai sako bokšto korta? Koks džiaugsmas ateina? Ši bokšto korta panaši į mirties kortą. Jeigu mirtis transformacija nukerpa, tai bokštas įvaro žmogų į šoką netikėtai, gal kažkokia griūtis atsirado, šokiravo, gal pajautėte ir per sveikatą kirst galėjo, mėlyjeji. Griūtis buvusio stabilumo. Korta sako, suvokė žmogus, kad senos programos, senas nusistovėjęs modelis jau neveikia ir nedirba. Ir čia žmogus išsilaisvina, tampa labiau sąmoningesnis, griūtis toksinių santykių, išėjimas iš nemylimo darbo, jeigu jau, sako, iškrinta ši korta, tai jau kažkas paseno. Ugnis, išsivalymas, išsilaisvinimas, mėlyjeji, taip, kad, sako, buvo galbūt ir skandalas, ir katastrofa nutikusi, ar avarija, kažkoks tai kataklizmas, iš šito išeinate. Ir štai viską vainikuoja buvusi gale korta, nulinis arkanas, mėlyjeji. Štai, ką tai reiškia ši kvailio korta? Visatos gimimas. Gimimas kažko naujo. Drugelis tai persitransformavimo. Korta, drugelis persitransformavo į žmogų. Ranka tai paleidžia drugelį. Kvailys neturi gyvenimiškos patirties. Gal tikrai neturėjote kažkokios patirties. Dabar jūs patyręs esate. Pasiruošęs eiti dabar į naują. Pasiruošęs žmogus. Atversti naują gyvenimo puslapį. Startas naujam gyvenimo puslapiui, leisk savo būti vaiku, geltona spalva primena saulę, aukštą temperatūrą ir vyksta, sako, transformacija, mėlyjeji. Čia galėjote netgi jausti per sveikatą kažkas, kas neturėjote su sveikata problemų, turėjote jausti kažkas, su širdimi kažkas čia įvyko pas kažką, mėlyjeji. Ar spaudimas aukštas, kur niekada nebuvo, turėjot šitą jausti, nes pas jūs ateina išsivalymas, jūs valėtės. Kūnas valės ir čia prieisite prie sprendimo. Na taip, keturakė, sako, čia buvo poilsis pas žmogų, po krizės žmogus norėjo pailsėti jau. Na ir kardų ta keturakė, gijimas, ramybė, atostogos, poilsis ir buvo paimta santykiuose pauzė.
Ką tai reiškia? Kodėl žmonėms duosite antrą šansą? Kas čia vyksta? Čia daug kas apie meilę faktiškai buvo. Pas tuos žmonės, kurie jau nusivylėte meilę. Antras šansas, antras gimimas kažkoks, tai nusimato mėlyjei saldumas, prisikėlimas, taip. Čia, sako, ateina pa žmonės sėkmė. Sėkmė socialiniai sferai. Galėsite atidaryti ar kanalus, ar įstaigas. Turtas mėlyjei ateina ir sėkmė. Taip, po ilgo laukimo, po to užšalimo, po pakabintos situacijos keičiasi likimas. Likimas pats jums iškrenta mėlyjei. Paslaptys atsiskleis. Lavinta intuicija buvo nebereikalo nešti saulę, šviesą, meilę. Taip, užsibaigė vienas ciklas ir jūs palaiko aukštesnieji mėlyjei. Jūs su aukštesniaisiais išvien. Aukštesnieji. Sėkmė ir saulė. Saulė tas žmogus puikiai jautė intuiciją. Išeisite iš pakabintos situacijos. Ateina turtas ir sėkmė. Ką aš galiu pasakyti? Štai koks džiaugsmas pakeliui. Likimo pokyčiai susieis poros. Aukštesniųjų pagalba pas tas, kurias mėlyjei buvo jau nebuvo šanso. Jau galvojot, kad santykiams galas. Tai vat, mėlyjei, kokios nuostabios šitos kortos. Tai kas dirbate su kortomis, kas norite kažkokį ar kanalą atidaryti, tai drąsiai pirkite šias kortas. Jos daug pasakančios, čia galima, kas dirbate su energijomis, jas išjausti, prajausti, nes tai pasakiškos kortos. Man bent jau patiko. Tai buvo išminties orakulas, mėlyjei, ir kvantinė taro, fizika su taro apjungimas. Aišku, dar čia jas reikės išstudijuoti, daug darbo įdėti, pažinti, išjausti ir tikrai mes tą padarysim ir turėsim daug gražios, naudingos informacijos kanale. Gražios dienos, mėlyjei, sudie. Čia buvo Sandra.